Projektas Pasidaryk pats. Pažink savąjį paveldą ir būdus juo pasirūpinti. Pasidaryk pats. Lietaus vandens nuvedimo sistemos pažeidimai yra viena dažniausiai pasitaikančių istoriniams pastatams problemų, todėl Fixus Mobilis ir aš, Tomas, papasakosiu, kaip saugiai ir patogiai pasiekti jūsų lietaus nuvedimo sistemą. Jeigu jūsų stogas nėra aukštas, lietlovis kaba neaukštai, puiku, jūs galėtumėte išvalyti lietlovį netgi nelipdami aukštyn. Bet dažniausiai jums prireiks kopėčių, todėl mes pakalbėsime šiandien apie 4 super naudingus kopėčių priedus, kurie jums padės saugiai ir patogiai pasiekti jūsų lietlovius. Kad kopėčių nereiktų remti į lietlovį, mes naudojam kopėčių atramas, kurios atitrauks jūsų kopėčias nuo fasado. Jei negalite atremti kopėčių pakankamai stačiu kampu, jums prireiks kopėčių smaigų. Jei prie pastato žemės paviršius nelygus ir neturite galimybės pastatyti lygiai kopėčių, rinkitės kopėčių priedą, kuris padės išlyginti jūsų kopėčių apačią. Jei neturite trečios rankos, kopėčių kablys padės jums palaikyti kibirą. Lietlovių valymas reguliarus darbas, todėl rekomenduojame įsigyti kokybiškus priedus, kurie padės jums atlikti darbus saugiai ir patogiai. Šalmas su dirželiu apsaugos jūsų brangenybių dėžutę, dar kitaip žinoma kaip galva. Ilgos, storos pirštinės apsaugos jūsų manikiūrą. Neslidūs batai padės jums tvirčiau jaustis ant žemės ir ant kopėčių. Aptarėm, kaip pasiekti lietlovius ir daryti tai saugiai, todėl galime pakalbėti apie įrankius, kuriuos naudosime lietlovių valymui. O įrankiai turėtų būti plastikiniai, nes metaliniai gali subraižyti cinkuotą ar dažytą paviršių, kuris vėliau ims rūdyti. Todėl reiktų vengti metalinių kelnių, metalinių kastuvėlių, dratinių šepečių, o vietoj jų naudoti plastikinius kastuvėlius, nailoninius šepečius, o dar geriau naudoti įrankius, kurie leis jūsų vandens nuvedimo sistemą pasiekti nuo žemės. Jei žodį lietlovis ar lietvamzdis išgirdote tik dabar, jums greičiausiai prireiks kanalizacijos drato, su kuriuo jūs išvalysite jūsų užsikimšusi lietvamzdį. Jei nepadeda ir jis, tuomet jums greičiausiai prireiks išardyti užsikimšusią lietaus nuvedimo sistemą ir išvalyti atskirai. Svarbu nepažeisti šitų siūlių, nes reikės vėliau taisyti. Jei stogo užlaida per plati, jums padės įsigytas ar pasiskolintas bokštelis. Bokštelis turi ratukus, todėl be vargo apvažiuosite visą pastatą. Jei dėl želdynų, dėl nelygaus paviršiaus ar dar ko nors negalite pasiekti lietlovių bokšteliu, tuomet teks nuomotis keltuvą. Likite saugus.